Trenerį su kolega kalbėjau, tai minėjau, kad su komanda važiuos pasėdėti. Turbūt laukia toks sidabrų nuspalvintas pasėdėjimas ir jūsų komanda. Na be abejo, visi laukiam sezono pabaigos, ne tik dėl to, kad pasėdėti. Laukiam, tikėjomės ir gal norėčiau pirmą pasveikinti komandą ir mūsų nedidelę grupę žiūrovų ir galių su sezono pabaiga ir turbūt nėra taip lengva atkartoti būtent tokį patį sezoną, kokį mes turėjome ir praeitais metais. Taškų skaičium finalas, vėl praloštas finalas, skaudu, bet šiais metais mes turėjom daugiausia pergalių per klubo istoriją A lygoje. Tai šiais metais mes lygiom praktiškai nežaidėm, tai būdavo arba pergalės, arba buvo pralaimėjimai. Tai sveikinimai komandai, kuri, manau, po pralaimėto finalo tikrai buvom, negaliu pasakyti, kad įkritę į kažkokią tai duobę, bet tie rezultatai nebuvo tokie, kurie mums garantuotų ramią sezono pabaigą. Ir džiaugiuosi, kad komanda išlaikė tą spaudimą, nes Žalgiris kiekvieną kartą vis žaisdavo prieš mus ir jie žaisdavo gerai, pergalės. Visą laiką tas spaudimas jautėsi ir nors ir šiandien jautėmės, kad ta europinė vieta yra, bet tikrai būtų, sakyčiau, tikrai skaudu, nes jeigu būtume užėmę 3. vietą, nes viso sezono metu mes gana komfortiškai buvome antroje vietoje ir jaučiuosi kaip pralaimėjęs, jeigu tai būtų atsitikę. Tai džiaugiuosi, kad komanda atlaikė tą spaudimą ir pasiekėm bent jau 2. vietą. Irgi finišas unikalus gavosi. Prieš tai buvo rungtynė su Vilniaus Žalgiriu, su tiesioginės konkurentais, o vyšnia ant tortuko rungtynė su Sūduva. Nors Sūduvai tos rungtynės kaip ir turnyrinė prasme nieko jau nelėmė. Tačiau Sūduva buvo komanda, kuri 3 kart buvo jūs nugalėjus. Ar tą priminėt vaikinam, ar to priminti nereikėjo Rūbiniai? Ne, kaip priminta buvo, aišku, be abejo, nes čia gal net nereikia priminti, nes visi mes žinome ir gal nuoširdžiai norėčiau pasakyti, kad Sūduva šiais metais tikrai viena iš geriausių, įdomiausių ir tokių komandų, kuri prieš lyderius turbūt gal tik tai prieš mus pralaimėjo 1 kartą, nes prieš Kauno Žalgirį net nežinau, turbūt nėra pralaimėjus. Tai ir šiandien matėsi, kad komandai gal ir nieko tos rungtynės nelėmė, bet jie buvo gana gyvi aikštėje, ta žaidėjų rotacija, kaip jie kontroliuoja kamuolį. Mes visą laiką jautėmės, kad kažkur tai grėsmė gali atsirasti, bet sakau, žaidėjai atlaikė tikrai tą spaudimą ir gal gavom tą spyrį, kai prasileidom įvartį ir komanda visiškai kitaip pradėjo žaisti. Džiaugiuosi už tą reakciją irgi, tai smagu laimėti paskutinės rungtynės ir garantuoti savo sidabro medalius. Užsiminiau ir klausdamas Donato, apie kuo skiriasi žaidėjų trenerių poilsiai, neabejotinai skiriasi, nes ir poreikiai kiti, ir situacijos kitos. Ar pats irgi ruošite šiek tiek pailsėti, atitrūkti nuo futbolo, ar visiškai išsivalyti galvos nepavyksta? Ne, būtinai reikia. Aš turbūt 1 kartą per 5 metus laukiau sezono pabaigos, nes čia vis kartojasi ir tas praloštas finalas tikrai davė man biškį per pasitikėjimą, gal ne per pasitikėjimą, bet nuotaikos buvo tikrai nekokios šitos paskutinius 2 mėnesius, bet reikėjo susiimti, neparodyti tai, reikėjo nuteikti komandą, kuri tikrai reagavo gana gerai į visą šitą situaciją. Tai ką, gero poilsio, sidabrinio poilsio, ir naujų iššūkių ateityje. Žiūrėsim, ačiū.